Konferencijoje prieš tai sesijoje buvo analizuojama, kaip Lietuva gali pasinaudoti 20-ojo amžiaus patirtimi, kovojant su dabartiniais iššūkiais, kurie dabar jau visai kitokie, ar ne? Na taip, nežinau, ką čia konkrečiai pasakyti, bet įvairiausių patirčių, ta pati Lietuvos istorija yra, matomi, mes geriau nei bet kas kitas puikiai suprantam savo priešininką, matom, kaip jisai elgėsi, žinom, kaip jisai elgėsi, galų gale esam vieni iš tų, kurie sugriovė Tarybų sąjungą ir puikiai žinom jų mentalitetą, žinom ir savo partizaninių karų istoriją. Tai įvairiausias sritis puikiai išmanom ir pasinaudodami tą patirtimį mes esam iš tikrųjų pats ieties smaigalys tiek NATO, tiek Europos Sąjungai pasipriešinime šitam, nes, būkim teisingi, bet toj pačioj Ukrainai pilietiška visuomenė toli gražu nesiekia to pilietiškumo lygio, koks yra Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Tai dėl to jie ir turi tą karą, tą tikrąjį karą, konvencinį karą, kuris vyksta pas juos. Pas mus tai nevyksta vien dėl to, kad mūsų visuomenė yra pilietiška. Ir teko daug kartų girdėti, tiek ir įspūdžiai buvo iš Švedijos žurnalistų, Suomijos, jie pas mus paprastai daro reportažus kas antrą savaitę, kad Baltijos šalis šiandien dieną yra puikiausias pilietinės gynybos pavyzdys visam regione, vienareikšmiškai.